Žvelgiant į šiandieninę Lietuvos situaciją, apmaudu, kad sugaišti 4 metai, o daugiabučių namų renovacija nėra pajudėjusi iš mirties taško. Dėl neefektyvių daugiabučių namų, šildomų iš monopolininko įsigytomis dujomis, brangia elektros energija ar naftos produktais, iš Lietuvos kasmet išleidžiami milijardai litų, kurie, jeigu renovacija būtų įsibėgėjusi, jau dabar galėtų cirkuliuoti Lietuvos ekonomikoje. Lietuvai nepavyko pasiekti jokios pažangos, palyginus su kitomis ES valstybėmis, tai yra daugiabučių namų renovacija. Yra įvairūs skaičiavimai, kurie aiškiai sako, kad didelę dalį šilumos mes tiesiog išleidžiame į orą arba šildom orą. Reikia pertvarkyti dar tais sovietiniais laikais pastatytus daugiabučius namus, kad jie būtų iš tikrųjų šiltesni ir kad kuo mažiau išleistų energijos į lauką. Yra programos, yra skirti pinigai, netgi iki 2 milijardų litų buvo skirta šitai programai, kad renovacijos procesas pajudėtų. Aš tikrai nežinau, kodėl taip atsitiko. Kodėl negalėjo vyriausybė priimti kitokio sprendimo, kuris buvo priimtas ir prieš tai buvusių vyriausybių, kad didesnė dalis renovacijos kaštų turėtų prisimti pati valstybė. Žmogui tikrai nėra naudinga 20 ar 25 metam pasirašyti sutartį ir iš savo labai mažų pajamų mokėti ir grąžinimo kaštus, ir palūkanas. Mano supratimu, tai yra valstybės svarbos klausimas ir pati valstybė turėtų prisimti pačią didžiausią naštą šitoje srityje. Tam būtų išjudinti kiti ekonominiai sektoriai, tai ypatingai statybos, įvairių apšildymo medžiagų gamyba. Ir tikrai mes galėtumėm tikėtis tūkstančius. Ir tikrai aš pritariu kai kuriem ekspertam, kurie skaičiuoja, kad renovacijos procese galėtų būti sukurta virš 100 000 papildomų darbo vietų. Ir tikrai šitoje srityje mes turėtumėm labai daug dėmesio skirti, darbuojantis ir pasiekiant žymiai geresnių rezultatų. Rengta kartu su Europos parlamento socialistų ir demokratų pažangiojo alijanso grupės Lietuvos delegacija.